Bibliobuso idėja gimė Vilniaus centrinės bibliotekos komandai, norint pasiūlyti patogias viešosios bibliotekos paslaugas Vilniaus miesto rajonuose, kuriuose neturime savo padalinių ir kurie yra labiau nutolę nuo centro. Kad vizija taptų realybė, iš tiesų pradėjome dairytis iš pradžių po užsienio šalis. Labiausiai kreipiame dėmesį į Skandinavijos šalis, kur bibliobusų tinklas išvystytas ne tik kaimo vietovėse, bet ir didmiesčiuose. Norėjome, kad bibliobuse tilptų ne tik knygos, bet kad jame būtų jauki erdvė ne tik leisti laisvalaikį, bet ir darbuotojams patogu būtų dirbti. Kad sąlyginai mažoje erdvėje tilptų ir kompiuterizuotos darbo vietos su nemokamu internetu, lauko baldai bei vidaus baldai reikalingi renginiams, kopijavimo spausdinimo įranga, išmanūs ekranai, kad bibliobusas būtų prieinamas visiems. Kai patikėjo mūsų idėja Vilniaus miesto savivaldybė ir skyrė finansavimą, pradėjome dairytis, kasgi galėtų visą tai įgyvendinti, todėl kad bibliobuso nenusipirksi parduotuvėje. Subūrėme nemažą komandą, tai ir architektės projektuotojos, ir interneto svetainės kūrėjai, ir menininkas, kuris sukūrė vizualinį identitetą, ir gamintojai. Bibliobusas jau keliauja 1,5 metų ir kiekvieną savaitę lanko 5 Vilniaus rajonus. Kas mėnesį bibliobuse išduodama virš 1000 leidinių. Mūsų komanda labai džiaugiasi, kad bibliobusą vertina bendruomenės, o taip pat džiugina tai, kad mes galime su bibliobusu važiuoti į svarbiausias kultūrinės Vilniaus šventes ir reprezentuoti Vilniaus miesto bibliotekų sistemą ir taip pat sutikti žmonės, kurie galbūt šiaip į biblioteką neužsuktų. Lankomės Vilniaus dienose, Vilniaus knygų mugėje, festivalyje Jaunas kaip Vilnius ir per 1,5 metų per išvykas mūsų aplankė virš 12 000 lankytojų. Projektuojant bibliobusą teko susidurti su tokiais iššūkiais. Jame reikėjo sutalpinti apie 1000 literatūros kūrinių, 2 darbo vietas lankytojams, 1 bibliotekininko darbo vietą, mažą virtuvėlę, kurioje gali pasidaryti kavos arbatos, labai mažą tualetą ir taip pat erdvę dirbtuvėms 10-15 lankytojų, TV ekraną, 4 stoglangius, 3 langus ir tai turėjo tilpti į 20 m². Bibliobuso idėja buvo atvažiuoti arčiau namų. Dėl to bibliobusas privalėjo būti panašus į namus. Mano nuomonė, dėl to kūriau jame visas medžiagas ir erdves labai artimas namų aplinkai, pradedant nuo vintažinių tipo užuolaidų, kiliminės dangos ir taip pat aplink visą bibliobusą visa erdvė yra padengta tikra natūralia medžio fanera. Tai sukuria jaukumo, kur netgi atspalvis buvo kurtas specialiai būtent šitam bibliobusui. Šitas visas koloristinės idėjas taip pat derinome su menininku Artiom Brarčel, kuris kūrė išorinį grafinį apipavidalinimą. Taip pat noriu paminėti, kad bibliobusas yra labai modernus ir šiuolaikiškas. Turi saulės baterijas ant stogo, turi generatorius, vandens talpyklas, lauko baldus. Per dieną bibliobuse apsilanko nuo 50 iki 100 žmonių ir galima sutikti paties įvairiausio amžiaus žmonės, nuo vaikų, kūdikių iki senjorų. Ir iš tikrųjų jos domina labai įvairūs dalykai, bet galima išskirti tokias grupės: detektyvai, knygos apie meilę, apie gyvenimą, psichologiją, įvairios biografijos. Fonde yra jau apie 3000 knygų. Kiekvieną bibliobuso darbo dieną mes važiuojame į skirtingus Vilniaus miesto rajonus. Tai Dvarčionis, Pavilnį, Antavilius, Salininkus ir Trakų Vokę. Tiek Vilniaus miesto rajonų bendruomenės, tiek iš tikrųjų apskritai žmonės užėję į bibliobusą į jį reaguoja kaip į šventę ir kaip į mini stebuklą. Tikrai tai yra atradimo džiaugsmą kelianti vieta ir natūraliai kyla įvairios iniciatyvos su bendruomenėmis, kai mes esame kviečiami į miesto šventes. Rašytojai gyvenantis aplinkui tose rajonuose dovanoja bibliobusui knygas. Taip pat darome tų knygų pristatymus. Žmonės ateina ir tiesiog pamato, nustemba ir natūraliai dalinasi geriausiais dalykais.